Sveiki visi, su jumis sveikinasi vėl Mr. Distro ir tai yra net antroji antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi, praeitą kartą visiems aš šiek tiek paklaidžiau, šiek tiek paieškojau ir tikrai aš ieškojau ganėtinai nemažą laiką, kol atradau vieną tokį urvelį, į kurį mes tuoj netrukus eisim, bet aš sumaniau pasidaryti dar vieną normalesnį kastuvą. Ir taip. Taigi, štai turim dar vieną kastuvą, kurio mums prireiks, turim vieną crafting table, čia tuo atveju, jeigu irgi jo prireiks. Ir taip, aš išmiegojau, taigi išsaugau savo spawninimo pointą štai ten toj vietoje, kur yra mano lova. Taigi dabar, jeigu mirsim, atsirasim saugioj vietoj. Štai taip. Ir aš štai kažkur ties tuo medžiu ten radau tą tokį urvą. Jis ten net ne urvas, o skaitosi ravine. Ir aš tikiuosi, kad per daug nesuknisau jokių spawninimo šitų nustatymų, tai yra daiktų atsiradimo nustatymų, kai tiesiog, tarkim, kai disablini arba kai išimi kai kurias orių atsiradimo, tai rudų atsiradimo funkcijas. Ne, yra, matau, koperis. Gerai, mums jo reikės. Taigi, prisikaskim. Ir dabar pikeksinam savo kelią link. O, šiek tiek irono matau. Reikia iš karto statyti kelią atgal. Nes jaučiu mes grįšim vėlai. Aha. Taip, štai čia, štai čia, štai čia. Na, bus gerai. Taigi, pirmiausia, ką jūs pastebite, tai šitą turbūt, tai čia yra marble blokai. Marble, tai kaip čia, nežinau, gal granitas išvertus. Ir jį sudėjus štai taip gauna marble brick. Iš tikrųjų labai gražus dalykai. Bet pirmiausia, įrenkam ironą, mums reiks nemažai irono. Ir aš šitam urve turbūt praleisiu ne vieną valandą. Taigi, aš dažniausiai nerodau, kaip aš mainu, kur mainu, nebent pirmasias serijas. Taigi, aš žadu maždaug tiesiog jumis supažininti su pagrindiniam rudų klasėmis, pagrindinėmis rudomis. Ir aš kažkur mačiau, čia dar buvo irono. Jis buvo štai ten. Ir man iki jo reikia dar dasikasti. Taigi, aš pradžią einu pasiimti visą ironą. Per daug jums nerodysiu, tai bus, man rodos, tik šita serija, kai aš jums, gal dar vieną, kai, tarkim, daisim iki urano gabaliukų tokių, arba, nežinau. Taip, tada eisim. Štai čia. Taigi, kaip matot, pasisekė, kad radau štai šitokį ravine, arba štai, žinau, tokį tarpeklį. Jisai man tikrai palengvins resursų gavybą, kadangi jis yra žymiai žemiau negu normalūs urvai eitų. Ir štai turim jau pirmąją savo, jei neklystų, Industrial Craft runą. Ja. Ir tai turim jau achievementą, tai yra Copper Ore. Kitaip tariant, varis. Ir taip, dabar reikia dar. Girdžiu, kažkur zombi čia netoli. Ir dažniausiai visi jie seka viens paskui kitą. Ir kas nežino, tai tiesiog kas žiūrėjot mano gidą, kaip įsirašyti modus, tai aš tenai paaiškinau, kaip išimti kai kurias kitas rudas iš savo, kad negautumėt jų. Tai aš bent jau manau, kad bent jau Industrial Craft, paskui Red Power 2, paskui Forestry ir jei neklystų, Buildcraftas yra naudojamas ant tos pačios platformos. Jie taip ir yra, jie iš tikrųjų yra naudojami tos pačios platformos. Ir yra ten, jie turi tokią pačią kaip ir
orių arba šitų rūdų biblioteką, kuri kartais tiesiog sudvigubina jūsų gaunamas rūdas. Ir aš tai bent jau manau, kad man bent yra neįdomu, kai yra daugiau negu man reikia šitų rūdų. Nu, tiesiog kažkas ne taip, tiesiog neįmanoma. Negražu tai būtų, tarkim, jaučiuosi, kaip jau naudočiau kokius čytus. Ir taigi, aš juos tiesiog pašalinau, man jų nereikia ir tas vanduo baisiai bėsina. Reikia kažką su juo daryti. Labai, kad čia su juo ir padarysi. Štai čia buvo viena rūda. Taip, na, vanduo bent tam geras dalykas. Tai dabar keliaujam štai į tą pusę. Taip, ką čia dar? Daugiau kol kas nieko nesimato. Kažkaip pasisekė su variu. Jo čia ganėtinai nemažas plotas, bet mums jų reikės labai daug. Ir varis yra naudojamas laidų gavybai. Praktiškai pagrindinis laidų šaltinis būna iš vario padaromas. Visos mašinos naudoja tos pačius laidus, visos bent jau pradinės mašinos. Ir baisiai didelę atšaką aš pasiekiau su šituo variu. Na va, kaip mato, dar pasikeitė mano itemas. Ir tai atrodo yra Red Power 2 galimybė, tai yra automatiškai jisai pakeičia tavo itemą, jeigu jis yra padėtas lygiai grečiai į viršų. Taigi, kas čia dar tokio įdomesnio, kol kas įdomesnių jokių dalykų nematau, netrandu. Man kaip pirmiems žingsniams, kaip visada, reikia ganėtinai nemažai resursų ir aš nieko įdomaus. Įdomiai. Baisiai mažas urvas pas mane čia. Aš galvoju, kad bus šiek tiek didesnis. Taip, štai čia dar turėtų būti. Ir manau vis tiek reikės man kastis į pačią žemę, tiesiog, kadangi pakeliui rasim kitų įdomesnių šitų rūdų. Ir mums jų taip pat reikės, ir dar mums reikės atrasti Industrial Craft gumos. Aš kaip matau, mes tokios dabar čia neturim. Ir per šitą sniegą aš beveik nieko nepastebėjau. Štai šitas dalykas, šitas marble labai gražiai atrodo iš tikrųjų. Su juo galima daug ką padaryti. Man bent jau vienas iš mėgstamiausių dabar tokių statybinių medžiagų. Kas čia dar? Nejaugi viskas apart to coal, kurį mes ten turim. Girdėjau, čia kažkur zombiai buvo, tai reiškia, kažkur čia turėtų būti urvas kažkoks. Ir nemėgstu aš štai to vandens kažkodėl. Taip. Taip. Ir vėl įkritau. Taigi, pasiemam. Uždarom, kad daugiau nekristume. Dar galim pasikasinėti. Gal netyčia ką nors atrasim, bet baisiai abejoju. Bent jau anksčiau tai būdavo, kad būdavo kokie tai urvai šalia žvyro šito. Ir aš kol kas, na, vis dėlto, radom šiek tiek koalos, radom šiek tiek dar vario. Ir atrodo jau pradeda tempti. Dar šitos susirinksim resursus. Ir jūs turbūt prastai matot, taigi apšviečiam. O, kiek čia daug jų.
Ir mes kaip netyčia naudosim beveik visus juos ir nežinau. Iš tikrųjų šiek tiek Minecraftas pyksta su logika, su realiu gyvenimu, nors jo principas kaip ir būtų padarytas pagal realų gyvenimą. Tai tokie kaip du nusipratimai. Na bent jau vanila Minecraftas tai šiek tiek mažiau pykstasi. Ir jau naktis akurat. Man reikėtų apšviesti štai, kad čia neatsirastų jokių begėdžių. Jie neatsiranda ant vandens, neatsiranda ant pusinių blokų, bet jie gali iš viršaus nukristi, taigi šiek tiek keliaujam į tą pusę ir man rodos tą urvą mums teks čia ir pasidaryti. Nieko per daug prašmatnaus ir kasimės štai čia tada. Tai parodysiu vieną tokią savo techniką, daugiau kažkaip čia urvų aš nemačiau, tai pirmiausia kažkaip, kai atsirandi, tai geriausiai būtų, kad atsirastumėt kur nors prie pat urvo ir tas urvas būtų tokia kaip dideli, plačia, kaip čia, didelė ir plati sistema. Tokiu atveju jūs išvengsit daugumos nesipratimų ir gausit tikrai didelį kiekį resursų. Ir aš jau žiūriu, kad aš to copper turbūt turėsiu visą steką. Nejaugi. Tada žiūrėkit, jo, rimtai turiu. Visą steką ir vieną. Šiek tiek irono. Ir taigi, kol kas čia neįdomu. Aš baisiai nemėgstu prasukinėti tokiose vietose, ypač kai rodai kaip kasinėjai bent pirmasis serijas. Ir man reikia kažkur nusistatyti savo kryptį. Ir aš tai manau darysiu štai šičia. Ir taip, štai čia pastatom. Pašalinam keletą nereikalingų blokų, kurie čia maišosi. Ir dabar atrodo bus gražiai. Taigi, dabar aš kasiu tai štai šitaip. Mano technologija yra po du į šonus ir po vieną į apačią. Ir aišku, baigėsi mano pickaxas. Gerai, kad turiu crafting table su savim. Ir mes pasidarysim jį vieną. Turim nemažai irono, tai iš tikrųjų irgi gerai. Ir kur mano cobblestone'as? Mes galim pasidaryti keletą, kadangi jie greitai baigėsi. Ir man reikia antrą. Nu taip. Žinau, kad galėčiau imtis su kirviu. Taigi, grįžtam atgal prie kasimo. Ir dabar aš taip kasinėju, nežinau čia. Kasinėsiu gal keletą minučių, kol atrasiu kažką naujo. Ir jeigu atrasiu kažką naujo, aš su jumis susisieksiu. Taigi mes vėl ir grįžom. Ir šį kartą aš jau šiek tiek paėjau į priekį ir pasidarau dar vieną iron pickaxą. Ir tuoj pamatysit kodėl. Taip pat matote, aš čia pasidariau vieną krosnį. Ir štai va čia turim tokį dalyką, jisai vadinasi emeraldais. Yra jisai įtemas iš Red Power 2. Taip pat yra dar dvi rūšis. Tai yra safyras ir rubiai. Juos turite iškasti su iron pickaxu. Su paprastu pickaxu neis. Ir jų praktiškai kiekviena funkcija yra tokia pati kaip bet kokio deimantinio pickaxo. Aš dar čia apsikasinėjau, kad dar ko nors neprarastume. Ir jisai kasa taip pat greitai kaip deimantinis pickaxas, tik jis turi šiek tiek mažesnį, šiek tiek trumpiau laiko. Taigi norėdami, kad jis ilgiau šiek tiek laikytų, reikia jį patausoti, arba bent jau aš tai jų netausoju, aš iškart praktiškai juos ir naudoju, kai tik gaunu, susirandu pirmuosius. Ir jie iš tikro veikia žymiai greičiau ir laiką taupo ir tiesiog, nežinau, naudingiau tiek jums, tiek man. Ir va jau atradom pirmąjį uraną. Štai to atrasim. Girdžiu čia vandenį kažkur.
Tai va, jį taip pat reikia kasti su iron arba geresniu pikeksu. Kitaip mes jo negalėsim iškasti arba mes jo nerasim. Ir štai tada štai šitai. Tie, kas matėt mano penktadienio šitą live streamą, tai jūs ten matėt, kaip aš, kam yra naudojamas uranas. Per savo Let's Play serijas man dar tikrai toli iki to buvo. Ir vėl priėjom prie vieno resurso. Nežinau, čia kas keletą žingsnių, gerai pasisekė. Tai čia bus tin. Taip, štai čia. Ir mums jo taip pat reikės nemažo kiekio. Jis yra naudojamas taip pat daugam. Žiūriu, kad vėl prisikasim prie marble. Tai matyt, kažkoks urvas čia yra netoli. Kadangi aš dar girdžiu ir vandenį. Wow. Ajajai. Galim sakyti, spawneris. Ir jį reikėtų iškart pašalinti. Jo, šitom spawnerio nereikia ir aš girdžiu kažkur orą. Ir jis yra virš mūsų ir čia yra turbūt ne vienas spawneris, kadangi pažiūrėkite tiek voratiklių. Ir mes, kaip sakant, iš karto einam jau prie reikalo. Ganėtinai įdomus atradimas, iš tikro. Aš per daug nemėgstu vaikščioti po šituos, ypač be armoro. Ir tai tikrai atsiliepia. Štai jis ten kampe prikibęs. Štai čia buvom, taigi. Kol kas susirinkim visus resursus, kuriuos turim. Grįžtam atgal. Ganėtinai pasisekė čia, man kažkaip net keista. Niekada aš taip iš karto nerandu šitų vadinamų požeminių tų, visokių perėjų arba strongholdų. Net nežinau kodėl. Taigi, čia man tikrai pasisekė. Taip, įsikaskim štai čia. Ir taip. Jau mano praktiškai visas tas inventorius jau yra pilnas. Kiek štai čia ir žiūriu, mano ginklas jau pasibaigė. Tas sustrigęs. Ir mes jį padarysim, kad jis nepraeitų. Wow, čia dar vienas, žiūrėkit, kiek lavos tenai. Taigi, apsišviečiam. O. Dar atradom to, ko mums reikėtų. O, aš čia vaikštų belenkaip. Darau belenką, bet mes to viską praeisim. O čia jau natūralus keivas. Bet aš jį neįsiu dar tikrai nesu pasiruošęs aš tam visai nesąmoniai. Ir dabar susirenkim štai šį čia. Čia yra forestry dalykas. Tai yra, taip sakysim, kaip vadinasi, kai visą iškaisim. Atrodo kaip deimantas, tik šiek tiek tamsesnis ir tai yra apatite. Jisai bus naudojamas, kaip čia pasakyti, patrešiant dirvą, jeigu taip galima išsireikšti. Ir dar vieną turim ore, tai čia atrodo šitą, ne? Ne, čia tinas. Gerai, jį taip pat susirinkim, reikia susirinkti visą. Oi, nesu to pikeksu. Jau įkristi
Ir ten creeperis mūsų laukia. Zaivys. Tiesiog mums sekasi. Susirenkam visą iron. Ir dar šiek tiek tin turim. Ir taigi, praktiškai aš dabar visą laiką čia taip ir kasinėsiu. Ir ko gero man jau reikės greit grįžti atgal į savo tvirtovę. Išgąsdinais mane čia. O taip negalim. Kaip jis galėjo praeiti, taigi aš jau... jis pro apačią turbūt pralenda. Taip, šiek tiek cool, kas čia dar gero tokio. Per daug nieko. Taigi, aš susirinksiu čia resursus ir turbūt grįšiu į savo trobą. Ir mes susitiksime jau sekančioj serijoj. Su jumis buvo Mr. Distro ir iki.